Pradėsim žygį palei Vijolės upelį. Esam prie jų ištakų. Nu čia toks griovelis dabar, aišku. Liubiški didesnis. Esam Šiauliuose. Žiemą šiandien. -11. Keliaujam. O čia upelis lenda į vamzdžius. Ten tekės gal pusę kilometrą ir išlysim kitoj kelio pusėje. Bet čia jau stipriai užšalė. Andriau, neįlūžk. Nes ir baigsi kelionę čia. Čia kažkokių laukinių žvėrių. Bebrų keliai. Iki? Viso bebrė. Įlindo apžiūrėti savo apartamentų. Kaip namučiai? Žinai ką pagalvojau? Nu. Kad ten vidui gal nebus užšalę labai ir aš ten įlūšiu. Kita kelio pusė. Nu, Andrius, nerizikavai. Ne, ten gali būt šilta vidui. Fotika. Ant upelį esam. Eik, tu kaip lėtai filmuoji. Ir kietą fotiką. Nu. Tapus Baltų gatvės, vėl Vijolė. Pietinės. Keliaujam toliau. Nu va, jau netoli esam Aukštabalio gatvės. Garažai matos. Einam toliau palei Vijolę. Vijolės upelis yra 9 km 800 metrų kažkur. Ilgiausias Šiaulių upelis. Džiunglynuose esam, gerai, kad žiemą tai galim pasivaikščioti. Aukštabalio pelkins. Nu ir kaip toliau ten? Gavo vaikščius, senukai, mano močiutė, jos draugės kai kurios. Priėjom pirmą didelį tiltą per Vijolės upelį. Iki tol nebuvo jokių tiltų, tik visokios lentos rastai. Keliaujam toliau. Vėl Vijolė lenda vamzdį. Šalia garažą. Aukšta įtampa. Čia iš tų palaikų šiltą vandeniuką to. O Vijolės upelis vėl išlenda iš vamzdžio. Čia kažkoks šonis griovys stipriai vara. Matyt pašildyta vandens. O kiek ančių čia užtikom. Nu. Visas pulks dezertyrų. Pamiršai skris. Neišskrido, pasilika čia pasislėpusius. Va jie. Davins vamzdis į upelį. Paduot šilumos. Šalia Renavo krepšinė. Čia Žemaitės gatvė. Vijolė lent po viaduko pradžia. Pabaiga. Einam toliau. Kaip tų pinigų ten pasidaro iš taukų ražnės? O iš tos stendus, tai jisai tenais daro tą projektą. Čia jau nemažas plots. Vijolkės. Apšerkšnėjo mūsų žiemus. Iš tikrųjų. Bet jie buvo visur. Tai nereiškia, kad, žinai, susiformavo kokie tai ten indai. Jie atvažiavo čia mus pasiekti. Vijolė. Tuoj prieisim Kuršenkelį. Gan greitai einam. Pasės. Šuliniai vanduo. Tekė saulė. Vis tiek tai nenumirsi bent jau, nu. Atjungs elektrą, nu bet išgyvensi bent. Laiku važiuoji. Tam išsikasiu molio šalia namą. Dabar geležinkeliai. Vijolka kert geležinkelį. Pukščiai geležinkelį, žinai, dariu. Andriu. Čia palei mane nuo stoties, kur atein. Šiaulių stoties ir vara į Klaipėdą.
Nu taip, nesgi ten Kuršėnai. Gal. Čia Vijolė lendi vamzdžius, kert Vilniaus gatvę arba Kuršėnkelis. Ir toliau eisim jau Medelinį. Čia Vijolė išlendi kitoj pusėje. Čia skaitos Vijolių ir rajons toksai, žinai. Ir šalia Medelins. Keliaujam. Einam per Vijolės upelį. Gal neįlūšim. Dėl ko? Norėjau kamaną. Nu va. Neberandam, kur kitoje pusėje išlėti. Yra, sakai? Traška, traška, traška. Užtverta. Čia Vijolė palent po geležinkelio, šalia vandenvietė, bet žiūrim užtverta, ką darai. Papirkau už 20 eurų. Tęsim toliau nuo Birutės gatvės, nepraėjom tenais Vijolkos ir čia toliau keliausim. Matai, čia ir sklypai prie pat vos gali praeiti. Palyval. Ką? Gražiai taip atrodo, valai. Kas? Kokia Venecija vos ne. Namai. Nu, tik tai visi suleis savo gerybės į tą griovelį, upelį, Medeliną pasididžiavimą. Esam ties Bielskio gatvė, o tiltas, baiginėjom žygį pabaigą. Kažkai. Nu, viena pusė, tai čia krūmai, matai. Nu, žygis į pabaigą. Planavau 2 valandas kažkur, o dabar jau kokias 5 keliauja. Tai kaip tik va, tie va liberalai visokie nori, kad mes užsimaišėme. Gerai palei pat krantą. Čia jau kaip kokie prie Minijo, žinai. Tau nebuvo kilę mintų pasimokint dainuoti folklorinių. Nu, nelabai, žinau. Nu, atėjom jau ir pabaigą. Žodžiu, varysiu namo, mes į pabaigą. Vijolės ir Kulpės santaka, kur Vijolė įteka. Vijolė įteka į Kulpę. Čia. Viskas sušalė, dabar nebuvo labai matyti. Čia Vijolė. Prie kažkokia sandėlė. Va, ant Vijolė žiočio. Andrius šneka su kažkuo. Pasiekėm finišą. Daugiau nei 10 km.